na jeigu jau lemta gyventi šitą žemėje, tai kažkaip gyventi reikia įdomiai ir pasidaryti savo gyvenimą kaip vientisą nuotykį, nes visi mes mėgstam kažkur važiuoti, skristi, keliauti. Ir tos kelionės, jos turi labai tokį stiprų prieskonį mūsų gyvenime. Larisa, girdėjai, aš biškį noriu pakalbėti. Va, ir aš pagalvojau, kad tas stereotipas, tas gyvenimo būdas, darbas namai ir po to ten savaitę atostogų, mane iš tikrųjų pradėjo kažkada gąsdinti. Klausimas, tai ką gyvenime veikti? Ką veikti gyvenime? Kaip išeiti iš tos matricos, tai vadinamos? Ir ką, ir kažkada aš tiesiog pasikrapščiau savo vaikystėje, savo paauglystėje, jaunystėje, galima sakyti. Ir aš tiesiog ten radau mažo berniuko svajonę. Jojo apie savo laivelį. Ir tada aš tiesiog paėmiau to berniuko svajonę ir pabandžiau įsivaizduoti, ar suaugusiems dėdėms ir tetoms tai patiks. Ir aš tiesiog pradėjau testuoti. Jeigu vaikui užtenka smėliadėžės, tai suaugusiam jau reikia galbūt žvyrkelio, kažkokį jau važiuoti su savo mašinyte. Ir taip gimė ta idėja, o paskui jinai vystėsi, jinai su kiekvienais metais mutavo. Prie svajonės paskui prisijungia dar atsakomybės jausmas, už nueitą kelią, nes 3-4 metai nueiti, negali sustoti, tu turi eiti į priekį. Tada atsirado atsakomybė, kai kur baimė paskui motivavo, kai kur motivavo noras sugrįžti į Lietuvą, pas save, į savo namus. Ir tiesiog iš viso tokio junginio, tokio atrodo daugelypio spindulio, kaip atrodo, lyg tai būtų emocijų krūmas. Iš viso to šiandien mes turim vieną tikriausiai įspūdingiausių plaukiančių glampingų Europoje. Svajonė tapo hobiu, hobis tapo darbu, darbas tapo verslu, o verslas tapo gyvenimo būdu. Galbūt tokią finalinę mintį, užbaigsiu šį klausimą tuo, kad pats plaustas Nemo, jisai nebuvo mano tikslas, tai yra transporto priemonė. Tai yra tiesiog transporto priemonė. Tai yra savotiškas portalas į visai kitą gyvenimo būdą, į visai kitą pasaulį. O Nemunas tapo keliu. Tiesiog didelė arterija nuotykių, kelionių, kurios praturtina mano gyvenimą. Ir šiai dienai turiu didelę garbę ir laimę vairuoti tokią transporto priemonę kaip Nemo plaustas ir kartu su juo patirti tą gyvenimo džiaugsmą, tą prasmingą gyvenimą dėl savęs, paraleliai, dėl kitų ir su visais.